Kaip ir kiekvieną mėnesį šiuo metu specialiai Info dienos ir žurnalo Business Start rubrika apie verslo galimybės vis kitoje šalyje. Šiandien mes keliamės į šalį, į kurią veda nemažos dalies geresnio gyvenimo ieškančių lietuvių keliai, tiksliau lėktuvų ir keltų maršrutai - į Airiją. Airija prieš ekonominę krizę buvo vadinama keltų tigrų. Per krizę ji buvo viena iš šalių, kuriai prireikė paskolos iš tarptautinių kreditorių. Dabar šalis pamažu tiesiasi po ekonominės krizės, nors Europos komisija pripažįsta, kad procesas bus ilgas. Ir apie verslo galimybės Airijoje mes pasikalbėsime su Dariumi Bagdžiūnu, interneto sprendimų bendrovės Gauminos įkūrėjumi ir vadovu. Ir taip pat prie mūsų iš Dublino prisijungia Lietuvos ambasadorius Airijoje Vidmantas Purlys. Labas vakaras. Labas vakaras. Na tai jūs pradėjote Airijoje dirbti prieš maždaug 6 metus. Ir dabar, dirbdami Airijoje, kiek tų sprendimų jūs sukuriate Airijos rinkai ir kiek Lietuvos? Tai mūsų eksportas sudaro 30%, įskaitant Airiją ir dar truputį Anglijoje ir kitose šalyse mažiau. Kaip jūs vertintumėte apskritai, ponas Bagdžiūnai, kultūrą Airijoje? Tai turbūt tokia anglosaksiška verslo laisvės kultūra. Kaip jūs tą apibūdintumėte? Iš tikrųjų, jie mąsto truputį kitaip. Kitaip negu lietuviai? Taip, negu mes įpratę. Ir viskas susideda į smulkius dalykus. Jie nelinkia sakyti neigiamų dalykų tau į akis ir jie gali sakyti, kad iš tikrųjų jūsų idėja yra labai nuostabi, nors jie jos nepirks. Man sudėtinga buvo suvokti, kaip be 5-5 baras yra tuščias, o po 5-5 baras yra pilnas, reiškia ir visi jame geria alų. Ir jeigu tu nori bendrauti ir jeigu tu nori megzti ryšius, tu ten irgi turi dalyvauti. Ir tai vyksta darbo vakarais. Ir kiekvieną dieną. Reiškia, darbas yra darbas, o po darbo visi eina į pubą ir dar aptarė verslo reikalus ten. Taip, dauguma, negalima sakyti, kad visi, bet iš tikrųjų tai yra tikrai masiškai. Bent jau man pasirodė tikrai iš mūsų darboholikų krašto, reiškia, kad 5 valandą ištuštėja biuras, neįprasta tikrai. Ponas Purly, kaip jūs apibūdintumėte verslo kultūrą Dubline? Aš manau, kad airiai iš tikrųjų yra dalykiški ir konstruktyvūs žmonės. Jie labai teigiamai reaguoja į gerus, rimtus verslo pasiūlymus, taip pat ir iš Lietuvos. Tai reguliacinė ir mokesčio aplinka Airijoje yra pakankamai stabili ir prognozuojama. Aišku, airiai, kaip žinote, yra poetų ir rašytojų tauta, jie gerai valdo žodį, yra komunikabilus, tai to paties tikisi ir iš savo partnerių, pašnekovų, todėl iš tikrųjų labai svarbu yra pateikti logiškus, suprantamus, aiškius pasiūlymus, gerai žinoti, ko nori. Aš manau, tada tie verslo kontaktai ir kiti kontaktai iš tikrųjų yra daug paprastesni. Ar norint ten pradėti verslą, keliaujant iš Lietuvos ir ten įsteigti bendrovę, reikia turėti pažinčių, ar reikia turėti tik tai gerą idėją ir supratimą apie tai apskritai, kas yra verslas? Aš manau, kad bendrovė įsteigti yra iš tikrųjų paprasta, kaip Airijoje, taip ir manau ir Lietuvoje, bet Airijoje iš tikrųjų yra svarbus ryšiai, svarbus pažintis. Aš manau, kad tiek Lietuvos, tiek kitam užsienio verslininkui visada yra paprasčiau dirbti, jeigu yra pažįstamų airių verslininkų, gerą reputaciją turinčių bendrovių, kurios gali paaiškinti, pristatyti, rekomenduoti jūsų verslą, jūsų idėją. Bet aišku, kad pati gera idėja, verslo planas yra turbūt bet kokio verslo pradžia, taip pat ir Airijoje. Airijoje tą įvertina, ar ne? Taip. Ir ponas Purly, jūs esate interneto sprendimų bendrovė. Tam nereikia padalinio Airijoje. Ta galima daryti ir iš Lietuvos. Kodėl jūs įkūrėte ir savo padalinį ten? Interneto tinklapis tai nėra vien programavimas, tai yra ir estetika, tai yra ir tekstai, kurie yra viduje, tai yra labai daug kūrybos. Tame yra labai didelė kūrybos dalis. Tai nėra produktas dėžutėje, kurį tu gali įdėti į traukinį, į laivą ir nuplukdyti į kitą šalį ir pardavinėti parduotuvų lentynose. Tu turi būti šalia savo kliento ir dėl to tu turi turėti žmonės, kurie yra šalia jo, ir šiuo atveju ir tie žmonės turi gebėti skaityti tarp eilučių. Todėl tenai vietoje mes samdome tik vietinius žmonės. Tai aišku, bendravimas yra labai svarbu, ar ne? Taip. Koks buvo pats sunkiausias momentas, dirbant Airijoje? Tai sunkiausias momentas man buvo, kai aš išlipau iš lėktuvo ir pagalvojau, o ką man dabar daryti toliau, kai tik steigėmės. Tai buvo tikrai sunku, o toliau visa kita iš tikrųjų tai yra labai įdomu matyti, nes buvo momentas, kai tos technologijos augo prieš
prieš 20 metų, kai didžiosios įmonės, tokios kaip Microsoft, darė Airijoje savo centrus, samdė tūkstančių žmonių, labai išsilavinusių žmonių. Ir ten yra ta IT tradicija, jinai yra labai stipriai pažengusi, lyginant su to, kaip yra pas mus. Ir karinė pramonė, reiškia, ir visi kiti dalykai, reiškia, kurių pas mus praktiškai nėra. Terpė, ar ne? Taip, ir tai yra labai įdomu. O kai tos Airijoje, pas mus ta krizė atėjo, Airijoje tos krizės ten galbūt kelios buvo, bet jos bangavo ne vienu metu ir dėl to vienas ofisas padėdavo kitam ofisui, kai jam būdavo sunku. Ponas Purly, kaip Airijoje žiūrima į lietuvius, kurie atvyksta ir įkuria bendrovę ir pradeda verslą? Iš tikrųjų, apie lietuvius, apie Lietuvą per pastarąjį dešimtmetį Airijoje daug geriau žino, nors tai nėra ir niekada nebuvo tradicinė airiams rinka, vis tik tai geografinis atstumas yra nemažas, bet iš tikrųjų teigiamas požiūris yra į lietuvius. Lietuviai daugiausia kūrė individualias mažas įmonės verslo srityje, bet aišku yra galimybių tokiose srityse kaip informacinės technologijos, kitos aukštą pridėtinę vertę kūrenčios technologijos, ypatingai skaitmeninės rinkos srityje ir taip toliau. Tai požiūris iš esmės yra atviras ir konstruktyvus tiek į lietuvius, tiek ir kitus verslininkus. Kaip sakiau, svarbios yra geros idėjos ir tų idėjų tinkamas pristatymas, įsiliejimas į šią, iš tikrųjų labai konkurencingą rinką. Kai mes kalbame apie lietuvius Airijoje, ponas Purly, mes dažniausiai galvojame apie tos, kurie įskrenda ir įsidarbina ten jau esančiose bendrovėse. Ir kaip yra Airijoje, ar daug lietuvių sugalvoja imtis tos smulkaus ir vidutinio verslo? Kaip jūs apibūdintumėte tą mastą? Aš manau, kad yra tikrai nemažai įmonių. Dauguma čia dirbančių žmonių, aš manau, yra samdomi žmonės, bet verslo, nedidelių įmonių, individualių įmonių paslaugų srityje yra tikrai nemažai. Ir pavyzdžiui, mes ambasadoje paprastai remiamės lietuviškomis įmonėmis, jeigu mums reikia kokių nors paslaugų. Taigi yra 70 000 nemažiau lietuvių Airijoje. Tai yra šitos rinkos ypatumas, kad yra daug lietuvių ir galima visada atsiremti į tos žmonės, kurie jau kūrė kažkokį verslą, žino reguliacinę aplinką ir galima tiesiog įsilieti lengviau į tuos tinklus, perprasti dalykus čia Airijoje. Ačiū Jums labai, tai Vidmantas Purlys, Lietuvos ambasadorius Airijoje. Ir ponas Bagdžiūnai, labai trumpai, jūsų svarbiausias patarimas tiems žmonėms, kurie iš Lietuvos važiuoja ir ketina pradėti verslą Airijoje? Visų pirma, nebijokite, nes jie nėra antžmogiai, vien todėl, kad jie gimė vakaruose. Jie yra tokie patys kaip ir mes. Jeigu turite gerą idėją ir gerą produktą, tikrai yra verta pabandyti, nes ten tikrai gyvena labai protingi žmonės, o plus tai yra labai įdomi šalis. Aš kai kokiose konferencijose skaitau pranešimus, tai aš visada sakau, kad man čia kaip į žiedų valdovo šalį atvykimas. Ir iš tikrųjų tai yra labai įdomu. Ačiū Jums labai, kad atvykot pas mus į studiją. Dėja, mūsų laikas baigėsi. Tai Gauminos įkūrėjas ir vadovas Darius Bagdžiūnas. Ačiū.